Sveiki, mano brangieji. Na kągi, nesimatėme mes tikrai labai ilgokai, bet aš einu iš karto prie reikalo, kaip sakant, kadangi jau video darau antrą kartą, nes kažkur mano dingo kortelė per visus tokius tvarkymus, vienu žodžiu, ir dabar turiu kortelę 2 GB įsidėjus į kamerą ir filmavau. 18 minučių išfilmavau ir nei pusę informacijos nepasakiau, ką norėjau pasakyti, ir man pasibaigė ir galvoju, jetų reikia skubėti, nes aš čia kalbu ir nieko nespėjau pasakyti, kaip sakant. Taigi, nesimatėme mes 6 savaitės. Paskutinį kartą dariau video, kai buvo man 18 nėštumo savaitė, o dabar yra 24 savaitės ir 1 diena. Taigi tiesiog noriu pradėti prie reikalo, kaip aš jaučiuosi ir panašiai šią 24 savaitę. Jau, kaip sakant, eina 25 savaitė jau. Taigi, sveikatėlė mano ką? Pamaudžia man nugarytę, negrinai apačią, bet taip biški viršui, taip vat gale. Aš net naktimis pabundu, kaip sakant, iš to skausmo, ne tiek, kad skausmas, kad tenais durtų, ar ten stipriai man kokius raumenis skaudėtų, bet nežinau, maudžia, toks maudimas, toks bukas maudimas, taip eina, kaip vien žodžiu, viduje ten kažkur, vien žodžiu, ar tempė tenais man kažką, nu ir dabar net jaučiu, ir naktimis pabundu nuo to maudimo, tai iš tikrųjų nelabai patinka, nežinau, nuo rugsėjo mėnesio žadu vėl mokintis, vaikų priežiūrą, child care, ir nežinau iš tikrųjų, kaip išsėdėsiu aš tose pamokose, tai aš tikrai nežinau iš tikrųjų. Užmojai tikrai yra nemaži, bet, na, žiūrėsiu, darysiu, ką galiu, iš tikrųjų, bandysiu kažkaip. Taip, toliau, rėmuo mane graužia, rūgštis, pastebėjau, kad kai aš geriu, mažiau vandens. Todėl, jeigu aš geriu daug vandens, man joks rėmuo negraužia, todėl stengiuosi dabar pastoviai gerti daugiau vandens, nes aš vidury dienos taip nelabai vandenį geriu, daugiau ryte ir vakare, ir naktį geriu vandens, bet dieną nelabai, todėl galbūt po maisto gal bus šiek tiek pradeda man trūksta, kaip sakant, skysčių ir pradeda graužti tą rėmenį. Bet esu nusipirkau natūralių tabletyčių tokių, tai jos turėtų man padėti, nors dar aš jų nebandžiau. Ten vadinasi frutis, kaip tenais, žodžiu, jeigu kam įdomu, galėsiu parodyti. Sekant video toliau. Negaliu tiek vaikščioti, kiek anksčiau. Anksčiau, pavyzdžiui, galėdavau vaikščioti, išeini į miestą, vaikštai, nežinau, pailsi ir vėl, ir taip nepavargsti, nebent psichologiškai nuo žmonių ar nuo ko, kaip, pavyzdžiui, važiuoja apsipirkti ar kažką. O dabar viskas, aš pavaikštų valandą, 2 maksimum, viskas, aš kai sakau, kaip kiaušinis sėdžiu, viskas, jau man kojos pavargsta ir nepraeina pusę valandos pailsėjus. Ne, aš turiu grįžti namo, kojas užkelti ant pagalbės aukščiau ir kojos netinsta, tai tas to labai iš tikrųjų džiaugiuosi, nes kai per pirmą nėštumą buvau labai stipriai ištinus, o jetų. Žiauriai buvau iš tikrųjų ištinus ir dabar kol kas jokio tinimo aš nepastebėjau, tai tas mane iš tikrųjų labai džiugina. Toliau, svoris. Svoris mano yra 73 kg, kaip žinote, prieš nėštumą buvau 64 kg, taigi 73, taigi plus 9 kg. Beje, aš maniau, kad aš būsiu priaugus jau daugiau, kadangi aš 18 savaitę jau dariau video ir aš, man atrodo, jau kiek aš tada buvau priaugus, aš neatsimenu. 7 kg ar 9 ar 10, jau net aš neatsimenu dabar. Video reikia atsisuk pasižiūrėti turbūt. Bet čia kažkada svėriausi, gal kokią 20 savaitę, aš tikrai turbūt buvau 11 kg priaugus, tikrai buvo daugiau negu 10, tikrai. 75 kg buvo. Ir paskui net nesisvėriau keletą savaičių, nes pradėjau bijoti lipti ant svarstyklių, šakėsiu, galvoju, kas čia bus. Bet čia kažkurį rytą užlipau, jau po pusryčių viskas su drabužiais, užlipau ant svarstyklių kažkaip. Ir prašau, 73, nukrito porą kilogramų, nu. Tai nežinau, net labai keista iš tikrųjų, bet aš tom esu labai patenkinta ir tai man yra džiugu, kad kilogramų esu priaugus, bet nesu ten žiauriai daug priaugus. Na. Toliau. Ką norėjau pasakyti, kad dar mane pila dažnai karštis. Būna viskas normalu, taip nežinau, nei šilta, pavyzdžiui, dabar nei šalta, pas mane yra vakaras ir aš sėdžiu lauke ir vėjelis ir nežinau, iš viso nešilta, negaliu pasakyti, kad šilta, bet aš buvau nesenai kambarį, mane tiesiog prakaitas pila, o langas adaras ir taip nieko normaliai jaučiuosi ir šast, taip karštis išpila. O aš pradėjau vedinti savęs, šakės, nebegaliu, karšta. Karštis išpila, tai nežinau, matyt, čia kažkaip hormonai siaučia manyje nuo nėštumo, kaip sakant, tai karščio bangas tikrai patiriu ir man visada šilta labai dažnai, tai
Tai va taip. Toliau. Galiu jums išduoti savo vaikelio lytį. Žinau, kad tai keletas, turbūt daugelis iš jūsų galbūt jau žinote, kadangi sekate mane Facebook'e. Taigi aš dėja, mergytės nebus, bus berniukas, kurio aš labai iš tikrųjų džiaugiuosi. Tai kad kai pažiūriu atgal, kokia aš kvaila buvau, pirkau tos mergaitiškus drabužius, kadangi atrodo, berniuką turiu, atrodo, jau noriu mergytės, bet kaip dabar žinau, kad turėsiu antrą sūnelį, tai iš tikrųjų irgi džiugu, jau iš pradžių buvo sunku persiorientuoti man į berniuką, atrodo, ne, jie klysta, tikrai mergaitė, nes sakau, žiauriai skirtingas nėštumas visiškai. Ir tačiau nuotraukos ir daktarai sako, ką kita, reikėjo persiprogramuoti, kad tikrai yra berniukas ir drabužėliai ir visa kita drabužėlių. Jau pilna nusipirkus, nežinau, kada reikėsim video padaryti, kokie tie drabužėliai. Ir vienu žodžiu, jau persiprogramavau, kaip sakant, prie berniuko ir laukiu, ir Ugnius laukia broliuko, žinot, ir viskas labai iš tikrųjų džiugu. Negaliu sulaukti, kaip jo veidukas atrodys, kiek jis svers, koks jo ūgis, kaip rengsiu drabužėlius, kaip prižiūrėsiu, kaip vienu žodžiu, žiauriai laukiu sūnelio. Tai nežinau, labai. Toliau, kas dar iš tokių naujienų, tai kad aš turiu priekinę placentą, tai yra pilvo dalyje iš vidinės pusės, kitoms moterims būna prie nugaros daugiau, kitoms priekinė. Ir kadangi noriu pasakyti, kad yra tas, kai moteris turi priekinę placentą, jis sunkiau jaučia judesius, todėl aš iš tikrųjų judesius pajutau kaip antras nėštumas, aš jos galbūt galėjau ir pajusti jau anksčiau, gal kokią 17-16 savaitę, bet aš jos pajutau. Pirmą judesį vieną pajutau 18 savaitės, o po to nuo 19 savaitės pradėjau justi pastoviai. Tai aš skaitykit, nuo 19 savaitės pradėjau justi tik judesius. Tai nemanau, kad taip yra čia anksti, ypač kai antras nėštumas, kai viskas yra jautriau. Ir va. Tai yra dėl priekinės placentos. Ir kiek aš žinau, kad, aš judesius jaučiu kiekvieną dieną, bumtelėjimus, krapštimus, bum, čia man darosi, bet kad iškiltų kažkas, rankytė ar kojytė, taip stipriai banguotų, to nėra ir manau, kad to nebus, nes mano placenta, jinai auga, kaip sakant, ir jinai gan stora, yra didelė, kaip sakant, vos ne už kūdikio dydžio beveik, nežinau, dabar turbūt dar kaip kūdikio dydžio, vienu žodžiu. Gana didelė placenta yra ir jinai, kaip sakant, papildomas sluoksnis yra mano pilvo, skaitykit, sluoksnis ir dar placenta tiek užsideda, tai jau man būtų sunkiau pajausti tos judesius. Manau, jūs supratote. Bet tai man nėra skirtumų, iš tikrųjų svarbu, kad nėštumas gerai, kad vaikelis sveikas ir judesius vis dėlto aš jaučiu. Ir gan gerai jaučiu, kaip sakiau, bumtelėjimus, krapštimus, visokius dalykus, tai šonuose ypač, kai vaikelis spardosi. Taigi, maistas. Aš labai pamėgau iš tikrųjų paskutiniu metu vaisius, arbūzus, melionus, mėlynės, avietes, nektarinus. Kaip mėgau, taip mėgau sriubas, labai pamėgau paskutiniu metu grikių košę, keptą duoną kartais valgau ir vis dėlto dar aš kaip mėgau ledus, taip ir mėgstu labai ledus, nežinau, šį nėštumą žiauriai, mėgstu ledus. Gal ne kiekvieną dieną, bet 3 kartus per savaitę tikrai valgau ledus. Toliau, ką dar norim pasakyti, kad per 6 savaitės, kaip sakant, vėl meda čia atėjo. Kiek aš iš tikrųjų nemažai labai daug darbų padariau, susiremontavau savo kambarį, išsitapetavau ir nusidažiau visus baldus, atsinaujinau. Kaip sakant, tas remontas kambario nėra ten kažkoks brangiausias, gražiausias, ten nežinau, prabangus kažkoksai, bet tiesiog ką turėjom, tą, kaip sakant, atnaujinau. Atnaujinau, perdažiau ir perstačiau šiek tiek baldus skirtingose vietose, padariau vietą, kur dėsiu lovelę vaikelio, nes kadangi pati maitinsiu, būsiu pati pjūvio, tai man bus patogiausia, kad lovelė būtų man šalia mano lovos ir su nuėmimu kampu. Kaip sakant, lovelės dar neturim, dar pirksiu lovelę, o jau esu nusipirkus ir vežimėlį, ir vonelę, kaip sakant, ir ten visokius džymus vaikiukas, kur guli, ir tie visokie su lemputėm, vienu žodžiu, nežinau, parodysiu jums kada. Ir drabužėlių šiaip, dar paklodėlių kokių reikės, dar šiek tiek, ko reikės, esu užsirašiusi, dar kad dasipirksiu, bet jau iš tikrųjų nemažai daiktų turiu, tai nelabai jau daug ko ir bereikės.
Toliau, ką aš dar čia jums norėjau pasakyti, kad taip, drabužių daug išmečiau, iš tikrųjų nieką nebeįtelpu, šakės, nieką nebeįtelpu, nu, negaliu. Ir oda beje pasidarė labai jautri, man, jeigu aš užsidedu, na, daleiskim, ir liemenėlę, na, sintetinę, man griaužia, negaliu tą sintetiką, tai negaliu nei apatinio trikotažo, negaliu sintetinio nešioti, nes pradeda mane griaužti, negaliu. Taigi, tai tik natūralaus pluošto, ten medvilnė, kad ten tik tokius galiu nešioti. Toliau. Beje, kaip sakiau, turėsiu aš berniuką. Ir beje, vardą jau žinau ir manau, kad čia jokia paslaptis ir aš jums pasakysiu. Taigi, jeigu būtų buvusi mergaitė, būtumėm dėję vardą Emilija, kurį sugalvojau aš, nes mano vardas antras yra Emilija, mano prosenelė buvo Emilija. Na, kaip sakant, Emilija man ir šiaip gražus vardas, Ema, Emilytė, Emilija, na, nežinau, man tas vardas mega, man tas vardas labai patinka. Toliau, o berniukui sugalvojo, broliui vardą sugalvojo Ugnius, brolis broliui vardą sugalvojo, nu. Tai man labai džiugu ir vardas toks, nežinau, trumpas ir angliškai jis gerai skamba ir lietuviškai iš tikrųjų rimtai skamba, ne kaip neiškraipysi jau. Taigi, o vardas yra Jonas. Jonas, Jonas, John. Taigi, nežinau, man taip labai patiko tas vardas, mes paklausim, aš ten buvau, nežinau, ar čia, man atrodo, kitokį knygutės užsirašęs, kokius aš vardus buvau sugalvojusi vaikeliui. Po to pakviečiau Ugnių, sakau, Ugnių, nu kokį brolį, sakau, pasakyk man 3 vardus kokius, žinai. Jis iš pirmą vardą sako, John. Viskas, sakau, daugiau nebesakyk, viskas. John, man taip, sakau, tinka, šakės. Tai ir palikau, Jonas bus, viskas. Jonas, John, nežinau, labai fainas vardas, man patinka. Ir seneliai, senelis yra Jonas, Ugnelio, noriu pasakyti, nuo Ugnelio ir Jonuko, Jonas yra senelis. Ir mano senelis buvo Jonas, na, bet paskui mes prisimenėm, kad šeimoje buvo Jonų. Iš pirmiausiai mums tiesiog įstrigo, kad John, nežinau, labai geras vardas, man patiko, rimtas toksai ir manau, tikrai tiks. Taigi, laukiami pasaulį ateinančio Jonuko. Taigi, Jonuko. Toliau, kokie mano planai dabar yra artimiausi, tai yra ištapetuoti vaikelio kambarį. Tapetus jau esame nusipirkę, tapetuosime tik 2 sienas dažysime. Toliau, nežinau, lovelę pirksiu, mažą lovelę, kada, nežinau, noriu pirkti padėvėtą lovelę, nes kadangi nauja jinai kainuoja apie virš 200 eurų, man iš tikrųjų gan nemažai. Padėvėta jinai kainuoja apie 150, na tai bandysiu ieškoti padėvėtos lovelės. Tokios aš noriu, jeigu nerasiu, tai nerasiu, pirksiu naują. O tą medinę lovelę dar į vaikelio kambarį pirksim irgi, žiūrėsiu, padėvėtą, jeigu rasiu kokią baltą ar kreminės spalvos, jeigu ne, pirksime naują, čia yra, čia pergi parduotuvėse apie 100 eurų tiek kainuoja, tai, na nežinau, žiūrėsim, bet tai lovelė vaikelio kambarį, kadangi vaikelio kambarys atsilaisvins tik tai spalio mėnesį, tai, o vaikelis gims lapkričio vidury, tai dar turėsiu visą 1,5 mėnesio paruošti, kaip sakant, jo kambarį, dekoruoti tenais ir visą kitą. Taigi dar reikės nupirkti komodą, lovelę, viską paruošti ir beje, užuolaidas jau nupirkau vaikeliui baltas į kambarį, taip pat po biškį perkuosi, ruošiuosi, taip pat. Taigi, toliau kas dar čia. Viskas atrodo, viską pasakiau jums labai greitai iš tikrųjų, nes kažkas su mano kamera yra, ne su kamera, o su kortelėm. Aš normalią kortelę, kur daug gigabaitų buvo, aš ją kažkur nukišau, nu nerandu ir viskas. Dabar po 2 gigabaitus kaip yra, tai turiu labai skubėti, šnekėti, vienu žodžiu, ir viskas. Na ką, manau, jums įdomu pažiūrėti, kiek mano tas arbuziukas išaugo. Na va, žinau, jūs matote, taip iš šono. Jėtų, koksai didelis, negaliu jau. Šakės. Taip iš priekio. Čia va labai papilnėjo man šonai, nežinau, labai iš tikrųjų čia šonai išsiplėtė. Na, o kai skauda man, tai va čia, tai va toj va vietoj kažkur, va taip va, pamaudžia. Tai va, iš to šono. Tai va.
Tu man jau toks, koks pilvas yra, atrodo, užtenka, o dar kaip toksai ar koks toks užaugs iš viso, aš nežinau, man jau dabar sunku. Tai sakau, neįsivaizduoju, kai bus vėliau. Jau dabar atrodo tos pilvas didelis, man tikrai sunku, žinokit, tikrai sunku. O kaip paskui bus, aš neįsivaizduoju. Nežinau, atrodo, paskutiniais mėnesiais aš dar noriu mokintis, eiti į mokyklą ir jeigu man taip nugara, pavyzdžiui, jeigu daugiau pradės mausti, tai kaip man bus sunku iš tikrųjų išsėdėti ten tas, kiek man reikės įsėdėti, nuo 9 ryto iki po 1:10 pasibaigia. 4 valandas kiekvieną dieną, atrodo, nėra tiek daug, čia sveikam, kaip sakant, žmogų, neneščiam, kaip paskutiniai mėnesiai neštumo, tai nežinau, kaip aš išsėdėsiu ten, linguosiu kažkaip, tai aš įsivaizduoju. Nežinau, kaip nors iš tikrųjų stengsiuosi, nes nenoriu, kad tie metai praeitų man, ne veltui, vis dėlto vaikelis gims, metai nebus praėję veltui, bet, kaip sakant, tie mokslo metai, nes aš tikrai noriu pabaigti, dabar turiu visai kitų planų, pabaigti vaikelio priežiūrą, dirbti darželyje, prižiūrėti vaikus ir tuo pačiu savo vaikelį leisti į tą patį darželį, nežinau, labai iš tikrųjų užsibrėžiau tokius planus ir labai to noriu pasiekti ir bandysiu viską daryti dėl to, kad tai ir įgyvendinčiau. Beje, norėjau jums tikrai labai padėkoti, aš be galo vertinu, kad jūs manęs laukite, kad nenumojate ranką, nekelia video, gal eina savo, kad tegul. Bet žiūri, man žmonės rašote į mano mailą ir klausite, kada bus video, kad žiūrite, kad, žodžiu, nežinau, man žiauriai, iš tikrųjų malonu ir aš jaučiuosi prieš jūs tokia kalta, kad aš neįkėliau tų video iš tikrųjų, tikrai, nežinau, jau prasikaltus jaučiuosi jau prieš jūs, atrodo, bet tikrai manau, kad jūs mane suprasite, kad, remontas buvo, kaip sakant, čia toksai šioks bei toks ir pavargstu dažnai, neturiu energijos, jėgų, bet, kaip nors aš dėl jūsų pasistengsiu, tikrai pasistengsiu nedingti. Kągi, manau, užteks čia man kalbėti ir tai jau tikrai turbūt labai daug laiko prakalbėjau ir tikrai pažadu niekur daugiau nepradingti, bandysiu sugrįžti, vis porą kartų per savaitę, porą video įkelti jums, tiesiog vlogų video ir apie šį bei tą, apie savo kasdienybę. Ką, brangieji, iki pasimatymo, viso jums ko geriausio ir sėkmės. Ate.